tekstilininkė Greta Kardišiūtė iš mažų pagaliukų susmaigstė ragio spaudą. Tai yra kaip tautinės juostos motyvas netoli Vienuolio šlaite. Kviečiame mūsų mažutę Gretą, kuri tokį didelį darbą padarė. Ir parodos mamai Jolantai. Ačiū. Kotrynai Steponėnaitei. Gal aš skaitau, kad būtų greičiau, o kas atbėgs, tam paduosiu, gerai? Nes jau visi pavargė. Ačiū, Kotryna, labai tau. Algiai Varnaitei. Įvairia technika ir spalvomis, temų įvairumu ir kompozicijų sprendimų sudėtingumu, kiekvienas kilimas yra unikalus ir nepakartojamas. Metais 1-3 vietų nugalėtojams, surinkusiems didžiausią komisijos narių balų sumą, bus skirti solidus piniginiai prizai. 1 vietos laimėtojai 2000 litų, 2 vietos laimėtojai 1500 litų, 3 vietos laimėtojai 1000 litų. Žiūrovai šiandien nuo 9 valandos iki 13 valandos galėjo išrinkti jiems labiausiai patikusi floristinį kilimą. Nominacijos žiūrovų simpatija nugalėtojams bus įteiktas 800 litų vertės piniginis prizas. Visiems kilimus audusioms komandoms yra skirtos lėšos paruošiamiesiems kilimo audimo darbams kompensuoti. Į Anykščių rajono nevyriausybinio organizacijų banko sąskaitos bus pervesta 400 litų, svečių komandoms po 500 litų. Visiems dalyviams taip pat bus skirtos padėkos, įvairūs specialūs prizai ir dovanos. Nuoširdžiausi padėkos žodžiai visų dalyvių vardų skiriami floristinių kilimų konkurso rėmėjams. Žurnalų Anykščių policijos asociacija, Anykščių 3-ojo amžiaus universitetas, Troškūnų bendruomenės jaunimo iniciatyvinė grupė, Raguvėlės moterų klubas, Piktagalio kaimo bendruomenė, Kliecko miesto bendruomenė, Baltarusijos Respublika. Приглашаем гостей, наших гостей из Балtarusijos. Anykščių rajono Kurklių miestelio bendruomenė, Anykščių rajono Mačionių kaimo bendruomenė. Prašome visus, kurie pynė kilimus. Na, o dabar norime pakviesti savo brangaus laiko negailėjusius ir atidžiai floristinius kilimus vertinusius tarptautinio floristinių kilimų konkurso vertinimo komisijos narius. Profesorius Arvydas Šaltenis, dailininkas Vilniaus dailės akademijos. Ir svarbiausia, šitų nuostabių floristinių kilimų pynėjai ir pynėjos. Iš tikrųjų, floristinių kilimų konkursas, manau, kad yra unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, nes tokio lygio floristinių kilimų nupinti, aš manau, kad niekas kitas negalėtų, kaip tik tai lietuviai, lietuvaitės, kurie dar išlaikė tą ryšį su gamta, kurie jaučia savo genais, jaučia gamtos grožį, įvairovę. Ir iš tiesų komisijai kasmet darosi vis sunkiau išrinkti pačius gražiausius kilimus. Bet ne todėl čia nėra komisijos pirmininkų, jisai nepabėgo, bet jeigu komisijos nuomonė nesutaps su jūsų nuomonė, tai tada bus sukaltas ne aš, bet komisijos pirmininkas. O iš tiesų floristinių kilimų lygis yra toks aukštas, kad vertinant juos jau vertinami visiškai subtilūs dalykai, kaip spalvos, spalvų dermė ir panašus dalykai. Todėl tikrai aš manau, kad visi kilimai yra nugalėtojai, visi jie yra unikalūs, bet kadangi šitas konkursas yra užpatentuotas Lietuvoje kaip konkursas, vis tiek būtina išrinkti ir nugalėtojus. Ir
Padėka Troškūnų bendruomenės jaunimo iniciatyviniai grupiai. Padėka Mačionių kaimo bendruomeniai. Padėka Anykščių policijos asociacijai. Padėka Raguvėlės moterų klubui. Padėka Kavarsko moterų seklyčiai. Padėka Antrųjų Svirnų kaimo bendruomeniai. Padėka Anykščių Trečiojo amžiaus universitetui ir už Trečiojo amžiaus universiteto kilimą skiriama žurnalo Rasos prenumerata. Anykščių Traupio bendruomeniai padėka ir taip pat skiriama žurnalo Rasos prenumerata. Aš labai atsiprašau, yra žmogus, kuris nori apdovanoti ir pasveikinti būtent Traupio bendruomenę ir yra įsteigęs piniginį prizą ir nori čia įteikti ir tiesiog tarti keletą žodžių. Prašom. Aš čia netyčia pakliuvau į jūsų šventę tokią gražią dėl Stefos Šniraitės, dabartinės pavardės. Nežinau, kadangi jinai jau vedus apie 40 metų, tai senokai. O mes su ją įsiskyrėm 63 metais ir praeitą savaitę susitikom pirmą sykį. Ir aš tada jį pakvietė į tą... Kodėlgi įsiskyrėt, kai tokie gražūs pas mus kilimai? Būtumėt matę tą grožį 40 metų, ponas. Kadangi išvažiavau į Šiaulius, o jai tada buvo dar tik 10 metų. Ir kada pakvietė į tą šventę kilimų, aš su mielu noru atvykau šiandien. Ir kada pamačiau tokį gražų, nuostabę renginį, ypač bendruomenių įdėtą triūsą, man ekspromtu kyla noras tas moteris Trumpio bendruomenės apdovanoti. Tokią mažą piniginę. Už visą 40 metų. Nu, turbūt taip. 50. Ir kadangi vokelį aš nepratęs dalinti, tai duodu iškart Stefai. Man matosi geriausia, tai 500 litrų kupiūra, jeigu ne 2 litrų. Ir labai dėkingas, kad yra tokių žmonių, ypač Anykščiuose, kurie tokį triūsą didelį įdeda į tą darbą, nors aš irgi esu anykštėnas iš šaknų kilęs, Anykščių Rundžių kaimo. Ačiū labai visiems. Scenarijai nebuvo, bet vis tiek malonu.